Labas vakaras. Labai smagu, kad nepaisant gero oro Lietuvoje, kuris būna retai, tiek jūsų susirinko į paskaitą architekto nacionalinės premijos laureato Audriaus Ambraso. Ir paskaita yra ta proga, kad lygiai po 10 metų pristatome Audriaus Ambraso antrąją knygą Architektūra kaip galvosūkis. Kas yra įdomu apie šią knygą, kad visų pirma, tai nuo Audriaus Ambraso pirmosios knygos prasidėjo leidyklos Lapas, visas leidybinis gyvenimas ir daugiau architektūros knygų buvo išleista Lietuvoje negu prieš tai. Bet dar ir tai, kad ši architekto knyga yra labiau asmeninė negu pirmoji. Tie, kas turite pirmąją, jinai yra parašyta tarsi slepiantis po studijos vardu ir pristatant labai objektyviai projektus. O šioje knygoje, man atrodo, yra tokia labai svarbi refleksija apie tai, kaip architektas pats vertina savo darbus, pastatytus ir nepastatytus darbus, ką mąsto apie juos ir ką mąsto apie kitus miestą veikiančius veiksnius. Tai labai kviečiu. Tai architektūrinė Vilniaus mitai. Ši paskaita originaliai buvo skaityta pirmą kartą 2019 metais Kaune. Kauno architektūros festivalyje, paskui dar keletą kartų skaityta ir medžiaga šiek tiek keitėsi, pildėsi, bet esmė išliko ta pati. Tai jeigu kas anksčiau yra girdėjęs, tai čia bus pasikartojimo. Tai kodėl Vilnius? Tai labai įdomu, kad šiandien yra proga. Tai yra antrasis Vilniaus gimtadienis. Pirmasis yra sausio mėnesį, sausio 25, kada Gediminas laiškus išsiuntė, o kovo 22, 1387 metais Jogaila Vilniui suteikė Magdeburgo teisės. Tai iš tiesų 22 dieną ir buvo sugalvota originaliai ta paskaita, po to dėl organizacinių dalykų nukelta diena anksčiau. Kodėl mitai? Vilniaus pats ir atsiradimas prasideda nuo mito. Visas jo pagrindimas yra mitų pagrįstas ir visas miestas mitologiškas. Tie pasakojimai iš kartos į kartą eina, pavirsta mitais, kuriais ten paskui ir absoliučiai tikima. O kodėl architektūra? Nes miestas, mitai ir architektūra toks susipynęs dalykas. Viena tai architektai mėgsta mitus kurti, kad pateisintų savo projektus. Kita vertus, tai mitai, kad ir persunkti įvairios, tarkim, tokios klaidų, euforijos ar ko tik tai bebūtų, bet susipynę su stipria politinė valia, padeda realizuoti reikšmingus projektus, tokius, kurie galbūt racionaliai galvojant ir neįvyktų. Tai už tai apie tos mitus. Ir štai jeigu jau matom Valdovų rūmus, katedros aikštę šalia, tai verta prisiminti pačios katedros aikštės dabartinio vaizdo atsiradimo istoriją, kuris, mano galva, iliustruoja tai, kaip galima demitologizuoti viską ir bendravardiklinti tokią, architektūros kalbą. Nes ar nėra keista, kad, tarkim, nepriklausomai Lietuvoje tarpukariu buvo juk sukurtas naratyvas, kad Lenkai vieni didžiausių priešų atėmė Vilnių ir štai jau atgavus Vilnių Vytautas Landsbergis Žemkalnis, paskirtas miesto architektų, visiškai randa bendrą kalbą su ten dirbusiais Lenkų architektais ir štai katedros aikštės sutvarkymo projektas praktiškai su nedėlėm korekcijom, rengtas gal nuo 38 metų, jisai puikiai tinka ir Vytauto Landsbergio Žemkalnio 40 metais naujoje Romuvoj
reiškia, tą tezę, kad aikštė didžiulė salė, kur mūsų tauta galėtų pareikšti ir savo džiaugsmą ir liūdėsi, jinai puikiai tinka. Nepriklausomai nuo, sakykime, ideologijų. Tai štai šis projektas, reiškia, kaip bebūtų keista, per tą tokią suirutę, prasidėjusi karą, jau, reiškia, 42 metais jisai realizuojamas. Reiškia, jisai pradėtas Lenkų valdymo laikotarpiu, tęsiamas per trumpą laikotarpį, kuomet Vilnius tapo Lietuvos Respublikos. Po to jau sovietinės okupacijos metais taip pat tas projektas tęsiasi, žodžiais beveik tais pačiais argumentuojant. Ir kas įdomiausia, kad, reiškia, vokiečių okupacijos metais jisai baigiamas. Ir mes štai realiai tos Katedros aikštės vaizdą turim ir šiandien. Tai aš taip galvoju, jeigu ta Katedros aikštės erdvė būtų likusi tokia, kokia jinai buvo iki rekonstrukcijos, tai įtariu, kad mes po šią dieną ginčytumėmės, kurios medžius išsaugoti, ką padaryti, kokius istorinius sluoksnius atidengti, kokių netidengti, ką atstatyti. Ir po šią dieną neturėtume. Tai va tokios geopolitinės kataklizmai kartais padeda realizuoti kai kurios projektus. Ir štai va 42 metų, reiškia, nacių kareivių paradas jau rekonstruota Katedros aikštė ir 22 metais po 80 metų mes taip pat šioje aikštėje švenčiam toliau savo tautos ir džiaugsmą ir liūdėsi. Tai tiesiog toks stebuklas prie tos katedros, tai taip įtariu, kad Gitenis tą plytelę, tą progą ir įdėjo. Sako, jinai veikia. Tai, bet iš tiesų tema šiek tiek, kita, nuo tos stebuklingos vietos peršokime į kitą, kuri tokia gal dar labiau tais mitais apipinta ir nespėta per sudėtingus kokius tai laikotarpius stipriai realizuoti. Dabar jinai mus tos problemos vis jaudina. Tai čia kelios tokios tezės surašytos, kurias kaip ir bandysiu demitologizuoti arba tiesiog aptarti. Čia kiekvienas gali savo pasidaryti išvadas. Tai tas, kad Lukiškių aikštė pagrindinė valstybės aikštė, kas man atrodo nėra teisinga, nes vis tik Katedros aikštė yra pagrindinė. Meridianinė ašis, čia toksai kaip architektūrinis, kompozicinis elementas ir Čiurlionio žodžiai turi tie namai stovėti ant kalno. Tai iš serijos, kas būtų, jeigu būtų, tai kaip matom dabartinį vaizdą ortofotografijai, o jis galėjo būti ir toksai. Tai reiškia, nebūtų vienos Lukiškių aikštės, bet realiai būtų dvi. Centre matytume užstatymą, kuris dabar atviras yra, o ties Tauro kalnu ir ties Jokūbo Pilypo bažnyčia būtų aikštės. Tai būtų buvę, jeigu būtų nuosekliai gyvendintas 1817 metais parengtas Hastė planas. Hastė planavo Rusijos imperijoje daugelį miestų. Tai čia jo numatyta buvo dvi tokios ašys, du prospektai. Tai vienas yra realizuotas, Gedimino prospektas, o kita ašis, kaip matot, šiek tiek šiauriau esanti, jinai užuominų jos yra, bet jinai nebuvo realizuota. Ir reiškia, bet kaip matot, čia dar yra tos užuominos, tačiau nebuvo realizuota ir ta Lukiškių aikštės erdvė iš tiesų tokia, kaip buvo, taip jinai ir liko. Gali būti, kad užstatymas buvo formuojamas kitaip ir dėl to, kad, kaip matot, čia Tauro kalno papėdė, arčiau čia ir kapinės buvo, ir galbūt čia tie buvo 1863 metų sukilėlių, reiškia, bausmės vykdomas, gali būti, kad užstatymas būtent nuo čia pradėtas buvo daryti, kad tiesiog neliktų tos vietos. Tai čia hipotezės. Na ir ta aikštė, turgus ir purvynai, tarpukariu jau jinai pradėta daryti kaip reprezentacinė.
atsirado armijų paradai, įvairūs įamžinimai. Įdomi istorija yra ne tiek įdomi, kiek vienas iš tų mitų, kur pakeliui galima prisiminti. Maršalas Pilsudskis, reiškia, besilankantis čia ir buvo toks sklandantis mitas, kad, nes kadangi ta aikštė buvo pavadinta Pilsudskio vardu, kad joje buvo pastatytas paminklas Pilsudskiui. Deja, nebuvo pastatytas ir tai visiškai netiesa. Galbūt čia likę atžymėjimo ženklai nuotraukose sudaro tokį įspūdį. Tačiau Pilsudskiui paminklą buvo planuojama pastatyti, bet planuojama pastatyti, kaip sakiau, svarbiausioje aikštėje. Tai katedros aikštėje, beveik toj vietoje, kur dabar stovi paminklas Gediminui, šiek tiek šiauriau. Ir čia taip pat galima prisiminti tuos tarpukario, pradėti nuo tarpukario tų urbanistinių planavimų. Matot, labai įdomi buvo viena idėja braukti tokią ašį, pietus šiaurė, štai ties katedra ir maždaug Rinktinės gatve tęsinys. Vėliau, kas man labai įdomu, kad tam sumaišties laikotarpį, jau 41 metai, jau Vilnius okupuotas ir iškart atsiųsti, reiškia, urbanistai, planuotojai, kurie spėjo per tą laiką, trumpą laiką iki karo piešti kažkokius planavimo eskizus ir jau ta šis lenkasi į vakarinę pusę, jau tai yra Vilniaus gatvės maždaug trajektorija. Na ir vėliau ta šis priartėja prie Lukiškių aikštės, tai čia ta įdomioji istorija, kad Žemkalnis kartu su Lenkų architektais, kurie taip pat dirbo tam miesto architekto biure, per keletą metų padarė tokius urbanistinius projektus, mano galva labai įdomius. Tai svarbiausias yra vidurmiestis, tai yra miesto centras, galbūt išvystymas to naujo miesto centro, tai yra ant kalno, ten maždaug Mindaugo, Švitrigailos gatvė, Algirdo gatvė, tas visas rajonas. Taip dabar galvoju, kad galbūt jeigu tai būtų neįvykę tolimesni kataklizmai, galbūt būtų miestas vystęsis čia, galbūt atsiradę čia būtent aukštuminiai pastatai, galbūt nebūtų to tokio vėlgi mistifikuoto darinio dešiniajam Neries krante. Tai kaip tik šiuo metu, reiškia, skaitau Norberto Černiausko knygą Fado ir jis labai įdomiai tarsi kūrė istoriją, kurios nebuvo, apie tai, kad apie tą miestą, jeigu jis būtų pastatytas, būtent apie vidurmiestį šitas skyrius yra ir skaitai ir ir užsimerkęs bandai įsivaizduoti, kaip žmonės gyventų, kaip pasikeistų miesto ryšiai, santykiai. Ir labai ten įdomi tokia idėja, kad pagrindinė dominantė to vidurmiesčio būtų Vivulskio bažnyčia, kaip žinot, iš kurios padaryti dabar statybininkų rūmai buvo nebaigtos statyti. Ir to vidurmiesčio gyventojų būstai skirstytųsi į du tipus. Vienas tipas, per kurio langus matosi ta bažnyčia ir kitas, per kuriuos nesimato. Tai tas istorijas tokias istorikai labai hipotetinę tą istoriją kūrė, remdamiesi neįgyvendintais miesto planais. Ir jie taip pat, kurdami apie tą vidurmiestį, taip pat būtent Lukiškių aikštę numatė kaip administracinį finansinį centrą ir vadino Šventaragio aikštę ten, bet būtent formavo aikštę, nes dabar ta aikštė daugiau skveras turbūt, formuota medžiais, vis tik tai formavo aikštę. Ir štai tada, turint tą vidurmiestį ir administracinį centrą, jau, sakykime, Lukiškių aikštės vietoj atsiranda ryšys, jungtis tarp šitų dviejų centrų, aukštutinio ir žemutinio miesto. Ir įdomu, kad
tarkim, architektas Biševskis dirbęs per visą tą laiką ir netgi dirbęs su jau atsiųstų architektų Mikučianiu iš Maskvos. Ir toliau tęsia tuos darbus, tarsi tas karas ėjo, praėjo, o mes toliau architektai planuoja. Ir vat turbūt čia įvyko jų išsiskyrimas konceptualus, nes vis tik tai Biševskis norėjo, gal įsivaizdavo miestą ant to kalno, o vat Mikučianis jį, reiškia, nuleido prie upės, labiau norėjo jungti ir tikėtina, kad mes turim būti dėkingi jam, kad atsirado tas šuolis į kitą Neries pusę. Ir ko gero čia galima kitą kokią paskaitą padaryti apie tuos mitus, kurie supa dešinėje Neries krantą, tą architektūrinę kalvą, kuri, tarsi formuojama viena projekcija iš vienos pusės žiūrint, bet čia jau kito galbūt kokio tai pokalbio tema. Bet iš tiesų tai likimas Vilniui maloningas kažkuria prasme, nes galėjo atsirasti toks užstatymas ties tą Lukiškių aikštės erdvėje ir turėtume štai tokią dovaną, kokią turi, tarkim, Ryga, turi Varšuva. Tai kažkuria prasme Vilniaus ta dovana apsiriboja tik mokslininkų namų to bokšteliu. Šitą labai mėgstu aš tos aeronuotraukas, kurios darytos 44 metai, čia vokiečių žvalgybos lėktuvų ir matom tą vaizdą, aiškiau, besibaigiant karų išfiksuota, tai kaip matom aikštėj užuominos yra tų liepų alėjų. Labai gerai iliustruoja tuos srautus, kaip tiesiog aikštė tuščia erdvė, kurią žmonės kerta važiuodami eidami pėsčiomis. Gali būti, kad tų krypčių kažkoks pėdsakas atsispindi ir dabartiniam tam sutvarkime aikštės. Bet žinoma, štai čia tą aikštę, sakykime, sakralizavo pastatydami Leniną, padarė ją tokią sutvarkytą klasikiniais tais principais ir taip stipriai mums įkalė į galvą suvokimą, kad toje aikštėje būtinai turi stovėti kažkas centre. Ir kai tą centre nukėlė, įvairūs svarstymai, ką čia daryti ir kaip tai keisti, truko ilgai. Taip gavosi, kad teko kai kuriuos jų dalyvauti. Ir su profesoriumi architektu Vytautu Brėdikiu vienoje komisijoje buvom, tai, kaip žinot, jisai taip kandaus humoro prilaikantis ir tokio įsireiškimo, po to jau čia tie tekstai jo aptikau jos vėliau. Bet būtent jis tada sakė, kad ta aikštė jokia čia ne aikštė, čia 2 futbolo aikštės ir tiesiog neužstatytas kvartalas ir dešposaudamas, reiškia, ten per komisijos pertrauką paėmęs tą arbatinį ir padėjo tą aikštės centrą ir staiga visi suprato, žiūrėkit, viskas labai gerai, statom čia ką nors. Bet, aišku, buvo pokalbis ne apie tai. Tai ir galų galia, kaip matom, pagal architekto Ignaro Čeikausko komandos padarytą projektą, ta aikštė sutvarkyta, iš esmės, mano galva, jinai veikia, viskas čia yra, kaip čia pasakyti, yra gerai ir kaip ir nieko netrūksta. Bet ko gero tas kažkada stovėjęs Leninas ir niekaip mes to įvaizdžio negalim ištrinti, kad toje aikštėje turi kažkas stovėti. Ir įvairios tos diskusijos nuo Vyčio iki Kalvelės ir aš taip galvoju, kad jau kai tą aikštę sutvarkė, tai kaip ir uždarytas klausimas, kaip ir baigiam, bet kai prasidėjo tos tokios diskusijos, tai vėl kažkaip, pradedi galvoti apie tai, visokių minčių atsiranda. Na ir čia, kaip matot, 17 metai ir jau, reiškia, 20 metai, kuomet buvo įrengta instaliacija Lukiškių pliažas, Open Beach. Tai, sakykime taip, konservatyviai tautos daliai trūko kantrybė. Kiek galima. Ir buvo priimtas Lietuvos Respublikos Lukiškių aikštės Vilniuje memorialinio statuso įstatymas.
gal turbūt nėra vienintelis šitoksai įstatymas Seimo, reiškia, priimtas, susijęs konkrečiai su miestu ir su vieta. Nu, taip galvoju. Ir to įstatymo 2 straipsnį nurodytos funkcijos, kad turi būti atlikti reprezentacinę, memorialinę ir rekreacinę funkciją. Ir vėl taip atsitiko, kad atsidūriau tokioj darbo grupiai, kuri prie vyriausybės buvo sudaryta, mane pakvietė tuometinis kultūros ministras Kvietkauskas, tą komisiją kaip architektūros meno tarybos pirmininkas. Sakau, ką aš ten veiksiu, nusakė, bet sveiko proto reikia. Tai iš arti pamačiau, kaip tie sprendimai priimami, susirenka daug žmonių prie ilgo stalo ir, įdomus toks vyksta. Bet iš esmės tos darbo grupės užduotis buvo tokia, kad kaip įgyvendinti tą įstatymą. Ir iš esmės pirmas darbinis klausimas buvo, kad, tai paprastai šnekant, toj apibrieštoj teritorijoje įvesti tiesioginį valdymą. Reiškia, iškirpti tą dalį iš miesto, priskirti prižiūrėtoje, tai būtų genocido centras. Sekančiam posėdžiui genocido centro direktorius pateikė sąmatą, kiek reikės jam pinigų ten prižiūrėti, šluoti, greblioti ir tą teritoriją. Ir visi rimtais veidais šneka apie tai. Tai, ką žinau, tai man pasirodė, kad vis tik tai gerai, tos 3 funkcijos, bet tai jos puikiai gali ir įvykti. Gal jos čia ir yra, tik tai reikia susitart, kaip jas be tų tokių mitologizavimų, panašiai tokių principų, kaip prie Katedros aikštės įvyko sutvarkymas, tai kažkaip racionaliai ir padaryti. Tai, ir žodžiu, ten ilgos diskusijos buvo, galų gale baigėsi kažkaip lik ir gerai, to tiesioginio valdymo neįvedė, ten kažkokiais apsiribojo tais sprendimais, tokiais kompromisiniais, bet buvo ir miesto architektas atėjęs ir visaip turėjo aiškintis, kad mes jau gal daugiau nedarysim čia pliažų, reiškia. Bet štai tokia susidėjo paprasta schema, kaip tiesiog galėtų būti. Ir gal jos pagrindimas, kaip pagalvoju, tai su visa pagarba, vis tik tai, nors čia yra toj vietoj, beros ten palaidotos yra relikvijos partizanų ir tas pagerbimas tiesiog, praktiškai žiūrint, toj aikštėje yra didžiulė erdvė, kuri nesuvaldyta. Jeigu ją suvaldyti, reikia kažką didelio pastatyti. Kažin ar to reikia, nes jis pradės jau per daug valdyti. Tai memorialiniai funkcijai čia atlikti tiesiog reikia daug ko nuveikti ir neaišku, kur bus gerai. Kai tuo tarpu priešais yra puikiai sutvarkyta erdvė ir kas svarbiausia, tai yra čia natūraliai, spontaniškai atsiranda paminklai ir vyksta pagerbimo ceremonijos ir ta erdvė jau kaip ir tokia yra. Ir štai paminklas, kurio nepavyko ten Sibire pastatyti, čia atsiranda ir jie kažkaip randa vietą ir visai tos ceremonijos vyksta ir suformuota erdvė ir nieko, to labiau čia ir greta yra Gitenio Umbraso tas, vadinkim, vos ne memorialas, kur ant buvusios KGB būstinės cokolio iškalti reiškia žuvusių, nukankintų vardai, tai paverčia visą pastatą memorialu. Tai viskas, mano galva, čia yra. Net ir popiežius atvažiavęs būtent pagerbė šioje vietoje ir netgi tas, vadinkim, galimas pagerbimo scenarijus visiškai išbandytas buvo, kai aplankomas genocido muziejus, kuris šiaip jau daro didelį įspūdį atvykusiems ir ateinama čia pagerbti ir susirinkę žmonės būtent dėmesį kreipia į šitą pusę. Yra jam puikus iškart jau fonas tam kalbančiajam. Ir kas įdomu, grįžtant prie kapinių, kad vienintelė turbūt geriausiai žinanti visas istorijas apie Vilniaus kapines, Vida Girininkienė būtent ir spėja, kad nes čia vis tas mitas, kad Lukiškių aikštėje stovėjo kartuvės, dėl to ten turi būti, ten centre turi būti, bet jos turbūt nestovėjo ten centre, nes
Jinai galvoja, kad Kartuvės galės stovėti toliau nuo bažnyčios, kur nors dabartinėje Aukų gatvėje. Tu prasme, liktai tenai. Tai viskas tarsi pagrindžia tos Aukų gatvės erdvės memorialinę paskirtį. Ir vėl šokant atgal prie Pilsudskio, tai jam mirus, jam pagerbti, kaip tik būtent Aukų gatvės erdvėje buvo pastatytas kenotafas. Tai va, skirtingų tarsi ideologijų, reiškia, atminimo ženklai įvairūs būtent projektuojasi toje vietoje. Ir žmonės atsisukę į tą pusę, kreipia ten dėmesį, galbūt ten gali atsirasti ir kažkas vertikalaus, kuriam, reiškia, tas apjungtų tas visas stichiškai atsirandančius pagerbimo memorialinius ženklus. Tai čia va tokia fantazija gimė būtent, kai pradėjo vieni kitiem į atlapus kibti dėl Lukiškių aikštės, tai pagalvojau, tai gal žiūrėkit, gal nesipeškite ant toje aikštėje. Pažiūrėkime čia. Ir kas įdomu, va čia aktualizuojasi, kad po Navalno mirties, kai sužinojo, žmonės spontaniškai rinkosi būtent čia pagerbti. Tai tarsi, gal aš čia taip neobjektyviai, bet man tie ženklai vis renkasi viens paskui kitą apie šią vietą. Tai pagerbimas visose ideologijose, visose santvarkose yra, kaip čia pasakyti, toks kanonas. Tai vėlgi kažkuria prasme Vilniui pasisekė, kad neįvyko toks gigantiškas monumentas ant Tauro kalno, bet ne visiškai pasisekė, nes atsirado kitas objektas ant to Tauro kalno, Profsąjungų kultūros rūmai, ir jie visiškai staiga, paprastai, greitai, tipinis projektas pritaikytas, nes reikėjo. Va, čia, jeigu kam įdomus Vilnius įvairūs mitai, tai skaityki neįgyvendintą Vilnių, tik tai svarbu susidėliot jungtis, atrasti ryšius ir pamatysit, kaip viskas įvyko. Ir tiesiai ant tos ašies, ir kas įdomu, kad ta ašis, kuri labai kažkaip įkvėpė ir toliau. Va, štai Algimantas Nasvytis 99 metais piešęs vizijas jau tautos namų ant kalno toje vietoje. Lygiai taip pat ideologijos keičiasi, bet ašis gigantiškas objektas ant kalno. Ir nuo Lukiškių aikštės tokia jungtis. Bet ta jungtis atsiremė į Pamėnkalnio gatvės 40 namą. Algis tai įvadino klaida, kad pastatytas, tai gali būti. Tai va, tos klaidos Vilniaus iš esmės visas miesto audinys susideda iš klaidų. Tai įdomu, kad to namo istorija taip pat tokia gana turtinga. Čia dailininko dirbtuvę turėjo ir Vytautas Kairiūkštis ir, reiškia, ir Varnas berods ten. Tai ta klaidų istorija Vilniuje yra turtinga. Tai dar reikia prisipažinti, kad dar kokiais 2007 čia metai, taip, buvo tokios kūrybinės dirbtuvės dėl visos tos teritorijos Tauro kalno Lukiškių aikštės ir ko gero tada pirmą kartą taip stipriai analizuota buvo mūsų kūrybinio kolektyvo tos vietos ir gimė visokių minčių, ir kurios pagrindinė buvo, kad ant kalno nugriauti tos rūmus, kalną regeneruoti ir tautos namus ar universalų kokį tai kultūros centrą statyti Lukiškių aikštėje, suformuojant jos erdvę, o būtent memorialinė erdvė 5 numerį pažymėta galėtų būti Aukų gatvės atkarpa. Bet tų kūrybinių dirbtuvių rezultatas tarsi buvo išleistas kažkokiu tokiu leidiniu, bet jis daugiau niekam jokio įspūdžio nepadarė, nors labai visokių įdomių idėjų buvo ten ir architektai įvairūs daug kas siūlė, bet tolimesni visi konkursai buvo organizuojami visiškai neatsižvelgiant į tos sprendinius ir keliavo ir nukeliavo. Tai
kai buvo paskelbtas koncertų salės ant Tauro kalno konkursas, tai visiškai negalvojom dalyvauti, nes konceptualiai kažkaip galvojom, kad taip nereikia daryti, bet jeigu taip mano, tai gali daryti. Bet iš vienos pusės tos konkurso sąlygos tarsi paruoštos kaip ir vizualiai, kaip ir gerai. Štai matom tą ašis jau nubrėžta tokia, kuri iškart suponuoja, kad ta koncertų salė turi būti tų profsąjungos rūmų vietoj. Tai kaip palieka pėdsaką istorija, kad ant to kalno stovės namas, stovi namas, tai čia turi būti kitas namas, jeigu Lukiškių aikštėje kažkas stovė paminklas, būtinai turi būti paminklas. Tai mūsų taip persekioja tie ženklai. Bet vis tik tai užsikabinom už tos temos, kadangi situacija šalia mūsų dirbtuvės, tai kartais matom, tai visokių minčių kyla, bet užsikabinom iš tiesų, žiūrėdami šitą nuotrauką, kai buvo pristatytas tas konkursas, kaip matot, kairiai pusė yra istorinė nuotrauka 11 metų. Ir štai čia stovi Lietuvių meno draugijos nariai, nupirktame sklype, kuris, iš tikrųjų tai fantastiška yra istorija, kuomet surinkti pinigai, nupirktas sklypas būtent statyti tautos namus. Unikalus, aišku, reiškinys. Bet žiūrint pragmatiškai, pradėjom galvoti, o kurioje čia vietoje vis tik tai stovi. Pabandėm atsekti pagal aplinką ir pasižiūrėjom, kad jie stovi vis tik tai, kitoje vietoje negu tas profsąjungos rūmai yra. Tai, o skaitom, reiškia, teritorijos istoriją, ir parašyta čia viskas, kad stovėjo ten, kur, reiškia, tas sklypas paminėtas ir, kaip matot, nors ir sąlygos yra nacionalinė koncertų salė ir matom čia visiškas klaidas, visiškai atmestina požiūrį istoriją parašyta, kad apie Lukiškių aikštę pavadinus Pilsudskio vardu, jos vidury pastatęs paminklas maršalui Pilsudskiui. Tai tas atmestinas požiūris į mūsų istoriją, į tas detalės, kažkaip, erzina. Tai, kadangi tai yra viešųjų pirkimų konkursas, gali užduoti klausimus ten. Ir uždavėm klausimą, paklausėm, ar yra žinomas tikslios sklypo to nupirkto tautos namams statyti. Ribos, kurioje vietoje jisai buvo. Ir atsakė perkančia organizacija, tai reiškia savivaldybė, kad neturi informacijos apie sklypo ribą, žinoma tik, kad dalis profsąjungų rūmų žima, dalį istorinio sklypo. Tai pabandėm paklausti istorikų. Marija Drėmaitė patarė pasidomėti Vrublevskių bibliotekoje, nes ten yra toksai fondas. Lietuvių mokslo draugijos sklypo ant Tauro kalno planas, konkrečiai parašyta. 26 metai bražytas ranka. Ir nuėjau į tą biblioteką ir koks buvo mano nustebimas, kai atnešė atverti tą tokį sektuvą ir ten tiesiai ant viršaus guli puikios kokybės, didelis tikslus planas. Tai pasijutau kaip profesorius Mažylis, kaip surado tą aktą. Nes iš tiesų tas sklypas labai, ta pati idėja labai tokia įkvepianti ir įdomi, bet visi labai domėjosi tą pačią istoriją, kaip rinko pinigus, kaip pirko visą kitą, o kurioje vietoje, tai ten kažkur ant kalno prie vokiečių kapų, tokia ir tiek ir baigėsi. Tai buvo įdomu, tai vis tik kaip žiūrint, tai kaip ir neaišku, kurioje čia vietoje jisai yra. Pabandėm prisirišti, čia Evangelikų kapinių tvoros kampas, įkėlėm į topografiją. Vieną tai atradom, kad ten daug kur istorijoje minimi visiškai neteisingas jo plotas, ten sieksniai perskaičiami metrus visiškai neteisingas. Tas istorinių dalykų atmestinis vertinimas, tai, toks nedaro mum garbėžinai. Prisirišom toj vietoj, ir jis yra šalia. Tai tie profsąjungų rūmai pastatyti visiškai tai nekreipiant dėmesio. Ir užimantis dalį ir tų kapinių teritorijos. Tai žinoma, tos
Vilniuje taip tos kapinės taip šiek tiek, kaip čia pasakyti, skirtingų konfesijų skirtingai traktuojamas jų reikšmingumas. Tai šiuo atveju jis traktuojamas kaip jos, kaip ir suprask, nereikšmingos. Tai štai įsikėlus į tą 44 metų karinės aeronuotraukos yra štai čia. Kaip matom, čia dar kapinių ta teritorija visiškai švari. Kėlusi 1900 metų matosi, kaip čia tie planai daryti. 20 metais jisai yra čia. Tai čia pakeliui dar galima apie kitą mitą pakalbėti. Čia galbūt ir žinoma visiems, bet Gūra Bufalova. Mes vadinam Tauro kalnu dabar. O iš tiesų tai kilo nuo Jozef Teodor Doroševski Bufal, kuris 18 amžiuje dalis žemės ant kalno priklausė jam, LDK matininkui, Stakliškių seniūnui. Na ir jisai buvo iš to asmenvardžio, tiesiog, reiškia, tapo kalno pavadinimas. Ir mūsų tas polinkis viską mitologizuoti ir tą euforiją atgavus tą Vilnių, Mykolas Biržiškas su bendraminčiais ėmė išvertė Tauro kalnas ir labai greitai jam pripiešė būtent tą mitą patvirtinantį, nes, kaip žinot, tą Gedimino sapno, tą teoriją ir viskas labai gražiai susivedė, viskas gerai ir Tauro kalnas ir mitinis čia tas sapnas. Tai čia ko gero, gal mes linkę labai į tą mitologizavimą, o iš tiesų originalus jo yra atsiradimas, tai Velnio kalnas. Ir kaip matot, čia iš Wikipedijos paimta tiesiog, kad medžiaga sudėta, tai pavadinimas kilęs nuo žodžio pamėnas, pamėklė, šmėkla, žodžiu, Gūra Čertova turėtų būti, reiškia. Ir geras pavyzdys, kaip mes lygioje vietoje susikūrėm mitus. Ir ant to Velnio kalno buvo tarpukariu suprojektuotas reprezentacinis stadionas. Kaip matot, tas Tautos namų sklypas, o maždaug būtų čia. Suprojektuotas stadionas ir gal net ir pradėti stumdyti žemės, nes tas kalnas, kaip matom, po karinėse tose aeronuotraukose jau tas performuotas. Bet kažkaip vis tik tai racionalus protas nugalėjo ir reprezentacinis stadionas buvo pastatytas rinktinės gatvės toj teritorijoje, lygioje vietoje, kur paskui buvo, reiškia, Žalgirio stadionas tiesiog rekonstruotas ir ten buvo stadionas. O mes tą stadioną vėl iš lygios vietos užkėlėm ant kito kalno ir turbūt užtat taip mums velniškai gaunasi su to stadionu. Bet grįžkim dar prie labai iškilios asmenybės, iš tikrųjų unikalaus architekto Vytauto Landsbergio Žemkalnio, būtent jo tos epizodo Vilniuje. Kaip matot, jis buvo paskirtas atgavus Vilnių, sugrąžinus Vilnių Lietuvos Respublikai, paskirtas vyriausiu inžinierium, vyriausiu architektu, okupavus Lietuvą arba formaliai steigus LTSR, jis tiesiog tęsė darbą, pareigos persivadino, prasidėjus karui ir trumpai buvo grįžęs į Kauną, buvo laikinosios vyriausybės komunalinių ūkio ministras, bet tai ten kelis mėnesius. Ir po to grįžo vėl į Vilnių, jau vokiečių okupacijos metais buvo vyriausias inžinierius. Iki tol, kol pasitraukė iš Lietuvos. Tai per šitą atkarpą, kaip matom, jisai sugebėjo, pavyzdžiui, padaryti katedros aikštę. Realiai realizuoti ją. Dar kas turbūt įdomu, kad istorikai paprastai, istorikai, ne architektai, visą pasakojimą
apie priimtus sprendimus ir rezultatus, pasakoja taip, kad štai yra ideologija, architektai vadovaujasi arba yra vadovaujami tos ideologijos ir tada sukuria tos kūrinius. Aš manau, šitą istoriją rodo kitką. Manau, kad architektai turi idėjas ir jie pasinaudoja tomis ideologijomis, kad gyvendint savo idėjas, pakiša jas. Ir tie ideologai galvoja, kad, ta prasme, moka jas parduoti skirtingom ideologijom. Ir ta būtent architektūros kalba universali yra ir žmonės būtent tai veikia, o ideologijos ateina ir praeina. Tai dar čia vienas pailiustruot galima tą dalyką, būtent Žemkalnio projekto, operos ir baleto teatro. Kaip matom, jau dar iki Vilnių atgaunant buvo svarstama, kad jau čia būtinai reikalingas Vilniuje teatras, 100 metų sausis, reiškia. Arba tik atgavus. Ir pirmoji nuotrauka to maketo yra jau okupuoto Vilniaus. Tai akivaizdu, kad per mėnesį nuo tos formalios, reiškia, pasikeitimo nebuvo tas projektas padarytas. Akivaizdu, kad jis buvo sugalvotas, sukurtas būtent Lietuvos Respublikai. Ir jis puikiai tiko ir kitai ideologijai, ir po to, aišku, šalia ir buvo pastatytas, bet aš kitką norėjau pasakyti, grįždamas prie tų tautos namų ir jos sklypo. Čia visas mitas, kodėl tie tautos namai arba dabar ta koncertų salė turi rasti ant kalno, kad tas sklypas labai svarbus ir visa kita, bet štai nei tarpukariu planuojant tą urbanistiką, vidurmiestį ir visą kitą, jis visiškai nebuvo imtas domėn, nei va štai Landsbergiui atsikėlus jau į Vilnių ir tvarkant Vilniaus architektūrą, apie jį niekur neužsimenama. Jisai, tai arba apie jį nežinota, arba jis nebuvo toks svarbus, arba, kas man atrodo teisingiausia, netrodė ta vieta tinkama būtent kultūriniam pastatui, statyti ant kalno tokioj, sunkiai pasiekiamoj vietoj. Ir pirmasis darbas, pirmasis visuomeninio pastato projektas būtent yra operos pastatas, kuris yra miesto centre šalia upės. Čia jeigu pasižiūrėtume situaciją, tai tas sklypas, kur yra ir kuri vieta projektuojama. Ir tam sklypui tuose planuose nebuvo jokio dėmesio skirta. Jis štai tokia istorija. Tai labai buvo gražu, ir dabar gražu, kai nugriautas tas pastatas, atsiveria tas vaizdas. Tai, bet bus dar gražiau turbūt. Bet Čiurlionis sakė, turi tie namai stovėti ant kalno. Tai dokumentuota net yra, bet iš tiesų tai, kaip, ant kalno, taigi mes Karžygių tauta, ant kalno tai pilis statom. Tai jeigu grįžtant ir apibendrinant, kad pagrindinė valstybės aikštė išlieka Katedros aikštė, dabar rekonstruota Lukiškių aikštė yra tinkamai pritaikyta, pagrindinė aikštės erdvė memorialiniai funkcija nėra labai tinkama, mano galva labiau būtų tinkama Aukų gatvės skvere. Meridianė šis, kaip matot, atsirėmusi į namą ir neįgyvendinta. Ir tie namai turi stovėti ant kalno. Kažin, ar jie turi stovėti ant kalno ir manau, kad būtent, kad dabar mes ant kalno statom, turim padėkoti būtent tam rusų architektui Velikanovui, kuris siūlė ten statyti operos ir baleto teatrą, būtent ant kalno, o po to toj vietoj pasinaudota ir buvo pastatytas tas tipinis projektas. Ir toks yra įtarimas, kad dabartiniai modernieji, reiškia, tautos namų idėjos tęsėjai galimai sąmoningai gal neviešino tikslių tų nupirktos sklypo ribų, neieškojo, nes
tam fonde, kur buvo tos sklypo ribos įdėtos, labai daug, nesgi fonde yra surašyta, kas kokius dokumentus kopijuoja. Tai ten tarp kitų dokumentų buvo Basanavičiaus daiktų aprašas. Ten punčiako suskaičiuotos, dar kažkas. Tai kažkuris muziejus kopijavosi tą sąrašą, bet, pavyzdžiui, to sklypo plano, tai iki tol niekam jo nereikėjo. Na ir tai labai čia mėgstama iš dienas dėti tas visas ideologijas, bet, kaip sakiau, architektai tos ideologijos eina ir praeina, lieka architektūra. Tai jeigu jau atsukant tas ideologijas atgal veidrodį pastačius, tai vat štai mes dabar koncertų salę arba Tautos namų koncertų salę statysime sovietmečių parinktoje vietoje. Nu tai kaip ir blogai būtų. Tai va tiek. Ačiū.